Sveiki visi žiūrovai ir žiūrovės. Ir kurgi mes šiandieną vykstame? Mes jau esame, tiksliau aš, esu jau už Vilniaus, važiuoju į Grand Resort viešbutį, ten vyks konferencija Beauty Pro, skirta blakstienų ir antakių specialistėms. Jau įsukinėju į viešbutį. Matau, eina jau damos, žingsniuoja. Šiandien reporterė tiesiai iš įvykio vietos Beauty Pro konferencijos, bent maža dalelė stengsiuosi jums perteikti visas emocijas, kas čia vyksta, ir nuotaikas, žinias, bent kiek pagaut pavyks. Dovanos. Gerai, maukas. Ir dar prašau laimės susainukas. Gausios rėmėjų dovanos surikiuotos ant stalo, labai gražus visų įpakavimai, pasistengė merginos, Okis iš Ukrainos atvykus, visi mūsų Lietuvos nuostabūs brandai. Nepagailėjau dovanų, tikrai labai gausios ir labai dosnios dovanos. Didžiausią garbę ir pagarbą atiduodam organizatoriams. Štai organizatorės mūsų, Arevika ir Vita. Tai kaip jums susišvietė tokį crazy dalyką įgyvendinti? Jisai mums švietė iš tikrųjų jau seniai. Šitas renginys jisai buvo seniai pas mus galvose, bet reikėjo laiko ir vidinio tokio suvokimo, kad tu esi pasiruošęs, kad galėtum tą padaryti. Jinai mane kalbino iš tikrųjų tą padaryti prieš pusantrų metų. Prieš pusantrų metų aš sakiau ne, dar nepasiruošus, dar anksti. Dabar pribrendom ir padarėm. Kaip vyko pranešėjų konferencijoje atranka? Pas mus Lietuvoje yra daug labai gerų, iš tikrųjų kompetentingų meistrų, įdomių, tačiau mes norėjome kažko naujo, pasikviesti kažkokius tai naujus veidus, naujus žmonės, o kadangi kontaktus turėjau, su tai žmonėm buvau pažįstama, todėl atrodė labai natūralu pasikviesti ne vieną žvaigždę į Lietuvą su masterklasu, o sukviesti visą būrį jų. Tai va taip. Nusprendėm padaryti kažko kito, ko nebuvo. Ką reikėjo prižadėti užsienio pranešėjom ir teisėjom, kad jas prisikalbint atvykti pas mus, jų brangų laiką. Nieko, visiškai, nei vienam nesumokėjom nei cento, neapmokėjom absoliučiai nieko, visi pranešėjai atvažiavo savo sąskaitą ir kaip matėt dar ir va tokią krūvą dovanų. Čia draugystė, įdirbis, kontaktas. Tikimės, kad šiandien smagiai praleisit laiką mūsų šitam tokiam pirmam eksperimentiniam kukliam renginį. O kol kas pradėsim negaiždamos. Mes šiandien turime nepriklausomų paskolų brokerį. Pernai metais kiek jau paskolų esi padėjęs gauti? 20 milijonų. 20 milijonų ir tai yra tos paskolos, kur pagrinde jisai dirba su mūsų kolegom, su žmonėm, kurie dirba individualią veiklą. Dabar tau neduosiu nepasakyti, bet jam sekasi pakankamai neblogai. Mes visi žinom, kaip mums yra sudėtinga šioje srityje. Tai jeigu jūs turite klausimų, minčių, bent iliuzijų į svajonių, labai kviečiu prieiti prie jo. Matosi, kokia įdomi tema Oksana ir Aistai, labai susikaupę klauso. Между собой мы ее называем вентилятор. Ir sukasi į tą pusę, kur jūs jį nukreipiat, reiškia, jau yra pasiruošęs. Девочки, какой состав важнее, первый или второй в ламинировании?
Kuri sudėtis yra svarbesnė? Pirma ar antra? Второй. Почему? Kodėl antras? Он фиксирует. Все правильно, он фиксирует. Поэтому одна из самых распространенных ошибок у мастеров – это недодержанный второй состав, а не первый. Tai didžiausia klaida pasitaikanti klaida tarp meistrų, tai yra trumpai išlaikyta antra priemonė. Это происходит потому, что основная масса составов, на которых мы работаем, то есть те составы, которые европейского производства, они на перекиси водорода. Tai yra dėl to, kad didžioji dalis priemonių, kurios yra rinkoje, antras sudėtis yra vandenilio peroksido pagrindas. Перекись водорода не работает быстрее, чем через 7 минут. Такова особенность этого вещества. Ir ši sudedamoji dalis neveikia greičiau negu 7 minutės. Pagavau svečią mūsų pranešėją. Prašau, prisistatykit, iš kur atvykot ir kokia jūsų tema. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы и какая ваша тема? Здравствуйте, меня зовут Даниэла, я с Молдавии. Сегодня буду рассказывать про клей, химические составы и как сделать так, чтобы сцепка и носка была очень хорошей. Я выбрала эту тему, потому что с того момента, как я переехала на Мальту, начала иметь проблемы, к сожалению, с ноской. И из-за этого я начала очень много изучать, искать курсов, как работает клей. И я хочу поделиться с моими знаниями со всеми вами. Вот и все. Aš esu Daniela, atvykau iš Moldovos, mano tema yra klijai, cheminės sudėtis ir taisyklingas klijų sukibimas su natūralia blakstiena. Kai persikrausčiau į Moldovą, man buvo labai daug problemų su tuo ir ieškojau labai naudingų kursų, visokių mokymų, stengiausi išsiaiškinti šią temą ir man tai pavyko ir todėl atėjo laikas pasidalinti savo žiniom ir su kitais meistrais. Su kokiomis problemomis teko susidurti, kad nusprendėt gilintis į šitą темą? Какие именно проблемы вам чаще всего попадались, которые навели вас на мысль, чтобы еще сильнее углубиться в эту тему и потом помогать другим мастерам? Первая проблема – это носка. Так как мы работаем с клиентами, первая проблема или то, что клиенты хотят, чтобы реснички долго держались. Pirma problema buvo išnešiojimas, nes klientės reikalavo, kad blakstienos nešiotųsi kuo ilgiau, o mes ne visada galėjom tai jiems atlikti tokią procedūrą, kad tos blakstienos būtų kuo ilgesnės. И из-за этого, когда клиент, к сожалению, не может подержать реснички весь месяц, то у меня появились вопросы, что я делаю не так или что происходит, почему тот клей не работает, как должен быть. Ir kai klientės neišnešiodavo blakstienų netgi mėnesio, man atsirado klausimų, kad ką aš darau ne taip, kodėl tam tikri klijai neišlaiko tų blakstienų ir klientės negali išnešioti gražias blakstienas mėnesį ir ilgiau. Kai nusprendėt gilintis į šitą темą, ar buvo sunku surasti информациos ir kur ieškojot информациos? Когда начали углубляться в эту тему, было ли сложно найти информацию и где вы ее пытались найти, в каких источниках? Да, было очень сложно, потому что из разных курсов, которые я делала по наращиванию ресниц, к сожалению, большинство из них, они очень поверхностно рассказывали про клей, что нужно быть, но они не углублялись, как работают ингредиенты, именно химические составы. И когда я потом искала и в интернете, я искала из курсов, онлайн-курсы, поэтому было нелегко. Kai pradėjau mokytis, buvo tikrai labai sudėtinga surasti kokybiškus mokymus, nes didžioji dalis kursų, mokymų tik paviršutiniškai kalbėjo šią temą ir neduodavo labai daug naudingos informacijos, nepasakojo apie cheminę sudėtį, apie taip, kaip tarpusavy tos cheminės dalys suveikia ir todėl teko iš visur po truputį surinkti visą tą naudingą žinių bagažą, kurį turiu dabar. Apie ką buvo labiausiai įdomu sužinoti ir kas buvo didžiausia naujiena sužinant apie klijus?
А о чем было узнать интереснее всего и какой факт вас поразил больше всего, когда вы изучали эту тему? Был неожиданным самым. Неожиданным было, наверное, все равно, как химические составы работают, как они реагируют на наше тело, потому что есть, конечно, не все токсичные, но есть те, которые они хуже, чем другие, и знать разницу и выбрать хороший продукт для всех, для клиентов, чтобы работать в безопасности, вот этот самый важный момент для моей работы. Įdomiausia, aišku, buvo išsiaiškinti visą cheminę sudėtį, kaip tiesiog tarpusavį suveikė priemonės, bet taip pat buvo labai įdomu išrinkti mažiau kenksmingas priemonės, nes tai labai veikia ir mūsų sveikatą kaip meistrų, ir mūsų klientų sveikatą. Tai vienas buvo toks iš iššūkių surasti tą kokybę ir tą gerą produktą, kuris tiktų daugeliu meistrų. Тем более, что мы дышим весь день клеем, поэтому это очень деликатный момент для всех. Tuo labiau, kad mes kaip meistrai, dirbant visą dieną, tikrai stipriai rizikuojam savo sveikatą dėl mūsų klientų grožio. Ar jaučiat kažkokius tai veiksnius, kai uostant klijus, kažkokie tai gal uoslės, gal sloga būna, gal alergija, ar esat pastebėjus per 10 metų kažką nuo klijų, kad jūsų sveikatą įtakotų? Сталкивались ли с самым популярным такой проблемой мастеров, что проблемы там с обонянием, то насморк, аллергии, может, какие-нибудь? Клиента нет, но у меня началась аллергия после нескольких лет из-за неправильного метода работы. Ну, конечно, были клиенты, у которых началась просто аллергия. Был момент, когда я меняла клей и просто из ничего, да, они начинали иметь очень агрессивную аллергию. И тогда у меня появились еще больше вопросов. А со своей аллергией как вы справлялись? Ну, я сейчас всегда в маску, я выбираю клеи, в которые ингредиенты, они более мягкие, которые не пахнут сильно, и есть именно ингредиенты специальные, которые это и убирает испарение. Taip, buvo susidūrusi taip pat kaip ir visos meistros su sloga, su alergija ir klientėm irgi buvo pasireiškusi alergija pakeitus klijus, todėl tai buvo papildoma priežastis ieškoti to atsakymo apie geresnius klijus ir taip pat pati pavyko savo pagerinti gyvenimą ir darbo su blakstienų prieauginimu, tai dirbant su kaukėm, kaip mes visus dirbam, ir taip pat radus klijus, kurie turi mažiau garavimo, neturi aštraus kvapo ir turi kol kas dar neatskleistą slaptą ingredientą, kuris netaip stipriai veikia mūsų uoslę ir netoks kenksmingas yra. Gerai, tai paskutinis klausimas, kokie patarimai, kaip dirbti su jautriomis klientėmis? Jautrių akių savininkė. И последний вопрос. Может, есть какие-то советы, лайфхаки, как работать с чувствительными глазками с клиентами? Ну, с чувствительными глазами я советую всегда, конечно же, использовать Клиана этилсинокрилат. Я потом буду рассказывать разницу. Ингредиент, у кого есть еще алкисинокрилат, он убирает испарение клея, чтобы не было слишком сильное. И, конечно же, если у клиента есть проблемы с глазами, то по максимальному стараться не открывать глаз, по максимальному стараться держать патч по линии, чтобы он не трогал глаза. И проверять, конечно же, в течение работы и спрашивать, как клиент себя чувствует. И как просто внимание. Skirti daugiau dėmesio būtent kliento savijautai, prižiūrėti padelį, kad jisai jokių būdų niekur nenuslystų mums, taip pat naudoti klijus su alkisinokrilatu, kuris yra švelnesnis mūsų klijų sudėdamoji dalis ir taip pat yra tam tikri sudedamieji komponentai, kurie irgi padaro klijus pakankamai tvirtai dirbančius, bet ne taip stipriai garuojančius ir neturinčius to nemalonaus dirginimo mūsų jautrioms klientams. Labai ačiū už aiškius atsakymus ir tikslias rekomendacijas. Pranešėja, nuostabioji
nuostabi meistrė. Jinai pradėjo savo kelią Ukrainoje, dabar gyvena Bulgarijoje. Jinai pradėjo nuo visiškai eilinio paprastą meistrą. Šiandien dieną jinai yra tarptautinė blakstienų priauginimo čempiono, pasaulio ir Europos čempionė, pranešėja, teisėja, žmogus su nerealia patirtim, su labai dideliu žinių bagažu. Paplokim Alina Христова. Я уже динозавр, можно сказать. Я попробовала все тренды мира. И поэтому хочу рассказать основные актуальные новиночки. Поэтому рекомендую вам подготовить свои телефоны, потому что там будут схемы, там будут фишки, которые помогут вам создавать тоже такие креативные, интересные эффекты. Alina šiandien mums pristatys temą apie trendus, nes šioje temoje jinai jau galima sakyti dinozauras, išbandė visus įmanomus trendus ir jų schemas, todėl dabar gali paruošti savo mobiliuosius telefonus, nes bus daug gerų pavyzdžių, schemų ir tipsų, kuriuos galima naudoti jūsų darbe. Pirmas efektas yra efektas laminuotų blakstienų ir jo tikslas yra priauginti taip, kad atrodytų, jog kažkas yra, bet kaip ir nėra. Вживую, конечно, выглядит намного естественнее. Ir gyvai atrodo labiau natūraliai negu nuotraukose. Какой рецепт этого эффекта? Прежде всего, я рекомендую сделать данный эффект, чтобы получилось действительно красиво, натурально, эстетично. Это работа в очень тонких ресницах. Это примерно могут быть толщины 0,05, 0,06, максимум это будет 0,07 толщина. Šio efekto paslaptis yra darbas su plonom blakstienom 0,5, 0,6, максимум 0,7 сторо. Следующий эффект это айлайнер. Естественно, самый любимый, самый желанный многими клиентами, мастерами. Сделать красивый айлайнер без провисших уголков является очень сложной работой. И сейчас объясню почему. Ir kitas efektas yra ekstremalus eyelineris, kurį labai dažnai meistrai nori pakartoti, bet susiduria su sunkumais, kai pradeda leistis išoriniai kampučiai. Именно узкая стрелка очень тяжелая в работе. Широкую стрелку, понятное дело, мы все делаем. А вот узкую это очень тяжело сделать. Знаете почему? Вот, пожалуйста, список критериев, почему это тяжело выполнить. Siaurą linerį padaryti yra itin sudėtinga. Jeigu dar su platesniu mes visos susidurdavom ir kaip ir galim išeiti iš tos padėties, bet siauras lineris turi labai sudėtingą išorinį kamputį ir dabar mes aptarsim visus svarbiausius momentus šio priauginimo. Прежде всего у вас должен быть красивый графичный хвостик. Вот этот хвостик всем дается очень сложно, потому что многие мастера не могут втиснуть всю свою схему просто в конце. То есть, видите, буквально вот эта вот граница, она является графичной и должна выполняться в мокром, закрытом пучке. Ir pati sunkiausia vieta yra tas aštrus galiukas, kurį mums reikia sutalpinti visus ilgius į vieną vietą. Ir tai yra sunkiausias momentas ir dažniausiai meistram nesigauna padaryti tiek daug ilgių perėjimų vienoje vietoje. В буквальном смысле должны просчитать количество поставленных ресниц на внешнем уголочке, чтобы действительно получилось как запятая. Ir šioje vietoje mes jau skaičiuojam po vieną blakstieną, kurią mes dedam, tam, kad mūsų galiukas gautųsi aštrus kaip kabliukas. Теперь давайте пройдемся побыстрее по поводу аниме. На самом деле очень легкая, простая схема. Для тех мастеров, кто уже пробовал когда-то делать лучевые эффекты, этот эффект строится на классическом наращивании и тоже можете миксовать изгибы между собой, к примеру, основания в классике. Jeigu pas jūs atėjo klientas su natūraliai per tamsiais antakiais, jūs galite naudoti šviesinančią pastą. Если вы сделали перетемнение с помощью красителя, краски, хны, и потом, в принципе, вы также можете использовать и пудру, но пудра будет слишком агрессивна на брови и слишком сильно может их пересушить. Данная система Color Elixir даст вам возможность сделать это гораздо мягче, и она работает исключительно с синтетическим пигментом. Taigi, jeigu jūs bet kokiais dirbtiniais dažikliais užtamsinot plauką, jūs labai švelniai su šituo eliksiru jį pašviesinti. Žinoma, kai taip nutinka, jūs galite naudoti šviesinančias pudras, bet mes visi puikiai suprantam, kad toks produktas yra labai agresyvus ir stipriai žaloja plauką, skirtingai nuo sistemos šitos. На коже и волосках обязательно нужно использовать Deep Cleanse. Tam, kad sustabdyti reakciją toliau nevyktų, mums reikia būtinai naudoti Deep Cleanse putas.
Для того, чтобы наш волосок и кожа дольше держали отпечаток, tam, kad odoje ilgiau liktų atspalvis, нам нужно обязательно рассказать клиенту, как ухаживать за бровями после и использовать увлажнение. Mes privalome klientui paaiškinti namų priežiūrą, kad būtina yra naudoti drėkinamąsias priemonės. Мы используем последним нашим продуктом это алоэ концентрат. Žinoma, paskutinis produktas bus алоэ концентратас. Он у нас есть в 4 экземплярах. Jisai yra 4 skirtingose pakuotėse. В работе я использую вот такую вот баночку 15 мл. Darbe aš naudoju 15 ml buteliuką. Осветление, если произошла ошибка, то на исправление это максимум 10 минут. Mes šiandien kaip blaškėmės pirmin atgal, bet šiaip, jeigu pertamsinat antakius netyčiom, šviesinimas užtrunka realiai apie 10 minučių. Yra džiovinantis produktas, iš tikrųjų tiek plauką, tiek odą, dėl to aš sudrėkintą diskelį, pridedu ir atmirko. И размачиваю до тех пор, пока у меня хна снова не станет влажной, а потом смываю. Ir atmirkom iki to momento, kol jena vėl netampa minkšta ir išsivalo labai lengvai. Мы, наверное, пока уходить не будем, сразу будем смотреть, какой там результат, чтобы интереснее было. Mes nesitrauksim, žiūrėsim iš karto, kokį turime rezultatą. Namų priežiūra nereikalinga ne tik tai po šviesinimo, bet ir po antakių laminavimo būtinai. Безусловно, мы уже говорили про алоэ концентрат, но я хочу еще сказать про очень классную секретинку для бровей для ваших клиентов. Mes jau kalbėjome apie алоэ концентратą, bet meistrė turi dar vieną slaptą patarimą. Недавно в Окис вышла новинка, это альгинатная маска для бровей. Neseniai Okis pasirodė naujas produktas, tai yra alginatinė kaukė antakiams. Ir kol kas sako geresnio produktą šerpetojantiems sausiems antakiams arba. Jeigu jau stebi šį video, aš esu įsitikinus, kad myli savo darbą ir rūpiniesi jo kokybę. O kokybė rūpi ir man, todėl noriu su tavim pasidalinti, kokie 5 produktai yra visada, be jokių išimčių, ant mano darbo stalelio. Pradėsiu chronologinę tvarką, kaip ir vyksta mūsų procedūra. Ne viena blakstienų priauginimo procedūra mano neapsieina be putų Figaro, kurios nuostabiai ir gerai išplauna blakstienų nešvarumus ir paruošia plauko paviršių. Toliau neatsiejama procedūros dalis yra klijai. Dabar šiuo laikotarpiu mano mėgstamiausi yra Lash Killer ir Comfort Zone klijų duetas. Jie dirba uoga, be jokių kaprizų, ryte ar vakare, karštą, sausą, drėgną patalpoj, labai gerai dirba, išnešiojimai nuostabūs, o dirbti vienas malonumas. Toliau nepaslaptis, kad aš esu matinių blakstienų mėgėja, todėl aš renkuosi Annie's Lashes blakstienas švelniems natūraliems priauginimams. Aš naudoju C, B ir CC Annie's Lashes linkius. Toliau, jeigu aš noriu ryškesnio priauginimo, taip pat ir klientai jau nori, aš renkuosi Gipnos brando blakstienas. Jos yra ryškesnės, juodesnės ir blizgesnio paviršiaus. Būtent Gipnos blakstienų man labai patinka M linkis. Per 14 darbo metų atsirinkau geriausią removerį, kuris nuima blakstienas labai greitai ir išsivalo lengvai. Tai yra Charming Look blakstienų klijų tirpiklis. Ir žinoma, aš nepaliksiu jūsų be specialaus pasiūlymų. Taigi, išėjus šiam videui visą savaitę, Wonder Cosmetic puslapyje bus taikoma nuolaida su nuolaidos kodu YouTube. Aiste, kaip vertinate maisto pasirinkimą? Šiai dienai su mano tokia mityba, labai gerai. Aš randu ką valgyti. Daržovių, kepsnelius, kas galėjo pagalvoti. Rekomenduoju. Atėjom pirmos, lyg labiausiai išalkę. Laukiam, kol sugužės visos merginos. Matau, čia taip jaukiai stovi, man atrodo, įtariu, kad čempionato dalyviai bus, taip? Taip, žinoma. Kokiuose čempionato rungtyse dalyvavai? Delikataus laminavimo, klasikinio laminavimo bei volum priauginimo. Kaip sekėsi priauginimo rungtis? Iš tikrųjų gana prastai, kadangi
nepažinau savo modelio ir pirmą kartą mačiau, na ir atvyko su tušu, tai vandenį atspariu, tai nežinau, pusvalandį ploviau blakstienas, na ir paskui jau vieną akį priauginus, ėjau prie kitos jau tik likus pusvalandžio iki pabaigos, tai, tai nekaip. Aha, ar buvo čia toks reikalavimas čempionatų, kad nežinai savo modelio, ar čia tau atsitiko taip? Ne, man taip tik atsitiko, gal nesusikalbėjimas įvyko, nepavyko nusiplauti modeliui, na ir... Nepavyko atsikėlus iš lovos nusiplauti tušu, ar ne modelį? Taip, gyvenimas. Tai kokį galėtum patarimą ateities čempionatų dalyviam duoti iš savo patirties? Tai apsižiūrėkit būtinai modelius prieš, bent pusvalandis prieš rungtį, kad būtų švarios blakstienos, žinokit, ką daryti, kokius modeliavimus pasirinkti, atkreipkit į akies formą dėmesį. Na ir svarbiausia nestresuoti, nes dažniausiai tai viskas baigėsi gerai, vis tiek tai yra patirtis, kuri mus augina kaip meistrus. Kaip gražiai pasakyta. Neturiu ką pridurti, ačiū tau labai. Ačiū. Bėgau pagauti čempionato 2 teisėjas, matau, pakalbinsim, kaip jums sekėsi. Sveikos, prisistatykit vardus. Sveikos, Rugilė. Modesta. Iš kokių jūs miestų pasakykit? Abidvi iš Kauno. Taip. Iš Kauno. Taip. Kokios rungtyse teisėjavot? Klasikinio ir Holmo ekspert kategorijoje. Aš taip pat. Ekspertai tai yra šiek tiek daugiau negu juniorai ir... Taip. Už masterį. Taip. Jo. Kaip sekėsi teisėjauti? Viskas ganėtinai gerai sekėsi, kaip ir visur, kažkokių yra klaidų, bet jos yra žmogiškos ir klysti irgi yra žmogiška. Šiaip labai pastebėjom ypatingai, kaip vertinom klasikinius priauginimus būtent eksperto kategorijai, tai jau šiais metais visiškai trendas buvo trendiniai priauginimai, tokie kaip Cat Eye, L modeliavimas. Taip, labai ypatingai iš užsienio būtent dalyvių. Turėjom labai daug užsienio dalyvių, latvių, ukrainiečių ir lietuvių buvo labai daug, tai labai fainai, kad visos pasiryžo dalyvauti čempionate šitam ir subūrė tą visą gražų renginį. Taip. Kaip sekėsi susitvarkyti dalyviams su tais madingais trendiniais modeliavimais? Ar buvo kliurkų, ar viskas gražiai tolygiai? Šiaip galiu pasakyti iš savo patirties, atsimenu, kaip pirmą kartą dalyvau būtent online čempionate, tai atrodo, kaip dalyvauji pirmą kartą, nori padaryti darbą kuo geriau, kuo sunkesnį modeliavimą parinkti. Buvo tikrai gražių darbų, buvo ir nelabai pavykusi, bet yra viskas labai normalu, vis tiek čempionatas, tai yra gyvas čempionatas. Tai yra žmogiška. Kokios tolerantiškos mūsų teisėjos, tai gal tolerancija atsispindėjo ir balų skaičiavime skiriame? Oi, tikrai ne. Jokios viskas yra pas mus tvarkingai, teisingai. Šiaip, kas labai patiko šiame čempionate, tai aplamai visų organizatorių ta komunikacija. Kaip pavyzdžiui, prieš rungtį visos turėjo atsistoti, pašokti, padainuoti ir tokį užkūrę, kaip sakau, fainą labai vaibą, kuriame, tas stresas netaip kenkia tuo metu, nes tavo mintis susikoncentruoja į kitus dalykus. Nusimetė truputį. Taip. Kokių turit patarimų kitų metų dalyviams čempionate, į ką atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti? Tai svarbiausia yra nebijoti dalyvauti, kad ir aišku, jau šis čempionatas tikrai, kaip sakau, turbūt sumušė rekordą su mūsų Lietuva, nes tikrai palyginus atrodo, ypatingai gyvam čempionate, gana mažai būna dalyvių, bet va šitas čempionatas įrodė, kad tikrai meistrės yra gabios labai. O dar yra metai, nes tai kitais metais bus kitas čempionatas, tai manau, ką reiktų daryti, tai dirbt. Ir viskas. Gerai. Jūs čia vyniojat visus žodžius į savo tokias minkštas vateles, tai man dabar tiesiai šviesiai pasakykit. Tiesiai šviesiai pasakykit, kokios klaidos buvo ir ko nekartot kitais metais. Ar vietą išsivalyt, ar... Viską reikia žiūrėti, reikia skaityti reglamentą ir žiūrėti, kam yra duodami taškai ir panašiai. Tai ir tą vietą susitvarkyti, sukibimus pasižiūrėti, kokštelius, bet aišku, stresas visą laiką daro savo.
Tai tie veiksniai tokie, kur žmonės kartais jų tiesiog negali pakeisti. Bet ko reiktų, tai manau malšinti stresą, nes per stresą labai daug tų klaidų ir būna. O aš ką norėčiau palinkėti, tai darykit tai, ką moka daryti geriausiai, neprisigalvokit sunkių modeliavimų, nes žinokit, jeigu, kai sakau, su mūsų darbo aplinkoj yra sunku mums tokį priauginimą padaryti, patikėkit manim, žinokit, kai yra gyvas čempionatas. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Taip. Gerai, kas yra blogiau balų vertinime, kriterijuose, kas atsispindi, ar neužpildyti vidiniai kampučiai, ar netolygus atstumas nuo voko? Dabar net galvoju. Žinok, šitam būtent čempionate toks buvo 50/50. Atrodo, kad, tarkim, vienas darbas ateina, būna normalus atstumas nuo voko, bet, tarkim, pasižymi, kad nebūna pilnai užpildyti tiek vidiniai, tiek išoriniai kampai. Net nežinau. Vis tik reikia tada, jau jeigu taip yra, tai daryti, pusę ant pusės, nežinau net kaip pasakyti. Kad pasilikti laiko ir tam dalykui, kad nenumuštų, pavyzdžiui, visų balų tas, kad tu atsižvelgi visai į kitą vietą. Tai vat. Ir svarbiausia - sukibimai. Nuolat ieškai klienčių, dedi skelbimus į Facebook'o grupės, siūlai akcijas, atrakcijas, pigesnės kainas, bet jos nesuveikia arba klientais ilgai neužsilieka. Pasidalinsiu su tavimi, kas suveikė man. Ir atvykus į naują miestą nuo nulio padėjau susirinkti pilną nuolatinių klienčių ratą darbui kiekvienai dienai kabinete per pusę metų. Kadangi moteris yra jau toks sutvėrimas, kuris nori naujienų ir tai, kas madinga, todėl mes kaip meistrės turime tai ir žinoti ir sugebėti suteikti savo klientėms. Todėl nuolat domėjausi tendencijomis, naujovėmis ir ką naujo galiu pasiūlyti savo klientėms ir kad nepasimeščiau, kai jos manęs paprašo kažko naujo, turėčiau joms ką pasiūlyti. Taigi siūlau ir tau kelti kvalifikaciją ir sugebėti gyvendinti visas klientės užgaidas madingų stilizuotų modeliavimų mokymuose Klaipėdoje kovo 21 dieną. Čia sužinosi, kaip įgyvendinti gražius madingus prieauginimus skirtingoms akies formoms. Ir nebereikės daugiau varvinti seilės į instagraminės nuotraukas, nes jas kursi pati. Jeigu netinka šita data, kreipkis į Instagramą Aurelija Bra arba Wonder Cosmetic puslapyje nurodytais kontaktais ir mes suderinsime naują datą mokymams. Ir sugrįžtam į konferenciją. Jeigu mes kalbame apie blakstienas, У нас ресницы идут вниз, mūsų blakstienos eina žemyn. чтобы именно дало место, пора, чтобы открылся. Blakstienos leidžiasi tam, kad poros lengviau galėtų išsiskleisti ir išleisti visą nereikiamą skystį. Это что значит? Что мы делаем ламинирование, но если у клиента температура, ресница, она сама в натуральном норме идет вниз, поэтому у вас изгиба не будет. Todėl jeigu mes darom laminavimą klientį su aukšta temperatūra, blakstiena savarankiškai jau leidžiasi žemyn ir mes jau negausim to ryškaus efekto. Вот, например, с My Lamination мы доказали, что наши продукты, именно ресница в один ламинирование, в только один раз, у нас толщина до 95%. Čia rodo rezultatus, parodančius, kad po blakstienų laminavimo blakstiena tapo tokia gyvesnė, storesnė 95%. Это что значит? Что если первый раз клиент пришел, и у нее была, не знаю, ресница тот минута, в следующий раз уже ставим в позу другое время, потому что ресница другая. Tai reiškia, kad jeigu pirmą kartą klientė atėjus mes išlaikėm priemonę, pavyzdžiui, 5 minutės, tai po kelių apsilankymų jau tas laikas gali pailgėti iki 10 minučių. Возьмите эти палочки для ушей, в воде и просто на ресничку, не то что ставьте воду, но просто вот так делайте на реснице. Это что значит? Что пора открывается. Su drėgnu vatos pagaliuku perbraukit per blakstienas ir vanduo padės praskleisti plauko žvynelis. И поэтому у вас ресница сразу будет клеиться, Ir tai bus lengviau priklijuoti blakstieną prie volelio.
Благодарю. Следующий слайд. Мы, когда выбираем валик, мы можем очень много факторов, да, смотреть. Глаз, где именно глаз, какой он. Поэтому делайте фотку, потому что для меня это очень важно в работе. Blakstienų laminavimo volelį mes turime atkreipti dėmesį į didelį sąrašą skirtingų kriterijų, akių padėtis, akių dydis, blakstienų ilgis, tai rekomenduoju pasidaryti nuotrauką, nes nuo to ir priklauso, kaip jūs rinksitės su jūsų volelį. И силиконы могут быть очень разные, да, по форме, по изгибу, именно смотря на них. Voleliai gali būti skirtingi pagal formą, pagal silikoną, pagal jų dydį, storį. Следующий. Tai jau dabar pagautos, nepabėgsit. Pagavau konferencijos rėmėją, vieną iš rėmėjų. Galit papasakoti, ką įdėjot dovanų? Taip, pirmąją vietą įdėjau šampūną, bet jis yra šiek tiek kitoks, jis yra kreminės tokias grietinėlės konsistencijos, labai fainas. Taip pat blakstienas, visokiausių nuolaidos kuponų. Tai viskas yra tenais suskirstyta pagal kategorijas, klasiką ir volumą. Atskiros dovanėlės, klasika ir volumai? Realiai tik tais blakstienos skiriasi. Tai klasikai labiau skiriau klasikinės blakstienos ir šiek tiek storesnės volumo blakstienos, tai 0,10 storio. O jau volumai jau 0,07, kad jau daryti volumo prieauginimus. Labai dosnus visi rėmėjai prikrovė pilną maišus, turbūt. Taip, čia matosi, kad labai daug visokiausių ir čia dovanų, ir ten dovanų. Mačiau, buvai Paryžiuje, man atrodo, konferencijoje. Taip, buvau Paryžiuje, Aišos konferencijoje. Kaip sekėsi? Nuostabiai. Būtina yra sudalyvauti tokiuose konferencijose, ypač pasaulinio lygio. Nes grožis, moterų bendravimas, anglų kalba, susipažinimas, tai yra neįkainomas iš tikrųjų, neįkainoma patirtis. O palyginus konferencijos patį lygį, organizacinius dalykus, koks skirtumas, kaip Lietuvoje esi buvus ir ten? Skirtumas yra. Tikrai yra didelis skirtumas. Faktas, kad tenais yra tikrai didelis labai žmonių kolektyvas nedirba prie to ir yra jau išplėtotas visas. Tai vėlgi vien viešbučiai, vien šalis, vien organizuoja tiek Dubajuje, tiek Paryžiuje. Vien tas duoda to labiau, kad jau yra tokios pranešėjas kaip iš Amerikos Elena Asher. Tai jinai yra turbūt top 1 dabar pasaulyje, pagal marketinginius, visokiausius reklaminius dalykus. Tai kai atvyksta jau tokio lygio, jau max geriausias. O principas toks buvo kaip pas mus, kur pranešėjas kiekvieną savo temą praneša, ar koks principas? Taip, pranešėjas turėjo kiekvieną savo temas. Tik tais bent jau Paryžiuje buvo taip, kad dar įrodė, kaip ir čia irgi šiek tiek buvo su parodomuoju modeliais. Tai kiekviena pranešėja turėjo savo temą. Tik tais jau pati Elena Asher jau kaip motivatorė atėjo, ten jai nieko nereikėjo ruoštis, jinai jau ten iš savęs kalbėjo. Ir taip, bet principas yra panašus, tik tais tenais buvo atvirkščiai, pirma konferencija ir kitą dieną čempionatas. O šitoj konferencijai buvo pirmas čempionatas ir tik tais, kad tik blakstienos buvo ir man atrodo laminavimas buvo kaip kategorija. Ar daug buvo čempionate dalyvių, kaip čia susirinko vakar 100, ar ten daugiau? Negaliu iš tikrųjų pasakyti, nes aš jau nedalyvavau, bet kiek mačiau jau per storius, kiek kas dalinosi, tai buvo pakankamai žmonių, bet man atrodo, kad šitoj buvo daugiau pagal
stalų skaičių, taip vizualiai žiūrint. Tai tenai šiek tiek buvo mažiau. Gerai, ačiū labai, iki pasimatymo. Ačiū. Iki. Noriu pristatyti Jums dar vieną mūsų svečią, Oko brendo ambasadorę, tai technologė ir technologė Julija Pristupa. Поплоем. Мергаита labai jaudinasi. Но я хочу также след на коже оставить. Я тогда беру либо какой-то флеш-тинт или тату-тинт, как сегодня говорила Татьяна Золоташко, или же могу взять даже хну по осветлению, но работаю только с кожей, не наношу на волос. То есть просто работаем аккуратно, маленькой кистью, тоненькой кистью, только с кожей. Ir kuomet noriu pradažyti paskui ant odos noriu ryškaus pėdsako, tada pasiemu kažkokius tai tiesioginius pigmentus ir su juo pradažai. Tada ar Elan turi flash tintas arba ir Zola turi lygiai tokius pačius dažus, tai renkasi kažką tai iš šitų. Arba galimas yra kitas variantas pasiimti tą pačią jeną, bet dirbti labai plonu teptuku tarp plaukelių. Jeigu atvirai, tą su tiesioginiais dažais ir aš renkuosi ir visą laiką labai pasisteisina. Тут ясно, да? Кто-то так работает? Я. О, супер. Так, дальше, следующий слайд. Также вы поняли, да, в чем отличается краска от хны? Supratote, jau ne, kuo skiriasi dažai nuo jenos. Ir apibendrinant galiu pasakyti, kuo visgi skiriasi, kad nei vienas, nei kitas produktas nepranyksta giliai į plauką, tačiau tuo pačiu duoda labai stabilų результатą tiek ant odos, tiek ant плавку. Да, и что я забыла вам еще сказать? Перевести. Да, можно. Dar kažką pamiršau pasakyti. Что каждый оттенок, он имеет свой старт реакции, свой час старта реакции, время. Taip pat dar pamiršau pasakyti, kad kiekvienas atspalvis turi savo kažkokį pradžios tašką, laiką. Чем светлее оттенок, тем дольше старт реакции. Ir чем светлее оттенок, чем дольше старт реакции. Kuo šviesesnis atspalvis, tuo daugiau laiko reikia. Например, краска Light Brown имеет 6-7 минут старт реакции. Если вы подержите немножко меньше, там, например, 4 минутки, 2, как мы привыкли с нестабильными красителями быстро смывать, то не будет стойкости краски на волосе. Ir jeigu jūs dirbsit su nestabiliais, tarkim, turit šviesią mergaitę ir dirbat su nestabiliais dažais ir po 2 minučių išvalysit, nes bijot užtamsinti, tai rezultato neturėsit. Labai aktuali tema. Добрый вечер. Я думаю, вы очень уставшие уже. Labas vakaras, tikiu, kad jūs jau visos stipriai pavargot. Но перед тем, как начать, я бы хотела, чтобы все встали. Bet prieš pradedant paprašyčiau jūsų visų atsistoti. Organizatoriams super garsius aplodismentus už jų labai didelį ir tikrai sunkų darbą. Спасибо, Вика и Эрик. Спасибо. Давайте сделаем селфи на память. Ir dar padarom selfie atsiminimus. Готово. Ar pasiruošusios? Kad linksma būtų. Как будто только утро. Lyg jūs dar nepavargot ir visos esat labai energingos. Šypsokimės. Давайте. Я очень быстро про себя. Я начала 10 лет назад делать ресницы, просто потому что мне это нравилось. Prieš 10 metų pradėjau dirbti su blakstienų priaugimu, tik dėl to, kad tai man labai patiko. Но потом реснички поменял абсолютно мою жизнь. Bet po kurio laiko blakstienos pilnai pakeitė mano gyvenimą. Я 2 раза начинала сначала. Вначале я жила 7 лет в Италии, а потом переехала на Мальте, где я не знала никого, ни языка, ни одного человека. И я устроила, сделала себе свой бизнес, свой бренд. Я приехала сюда с нашей командой.
Man 2 kartus teko pradėti viską nuo nulio, nes 7 metus gyvenau Italijoje, o vėliau man teko persikrausti į Maltą. Tenais aš nežinau nieko ir viską pradėjau nuo pat pradžių, įkūriau savo verslą ir jau čia atvažiavau su savo komanda. Цикл натуральных ресниц. И еще 10% это как клиентка дома обращается с натуральными ресницами, с наращиванием ресниц. Dėl ko krenta blakstienos? 80% blakstienų kritimo yra dėl mūsų kalties, kad mes netaisyklingai dirbam su klijais, 10% yra natūralus blakstienų pasikeitimas ir dar 10% yra mūsų klientės priežiūra blakstienų namuose, ar jų nepešioja, ar jas prižiūri ir laiko jas pastoviai švarias. Ну, тут просто натуральный фактор, почему натуральные ресницы падают. Čia skaidrė apie natūralius faktorius, dėl ko blakstienos gali natūraliai kristi. Я думаю, это уже не нужно объяснять, как бы. Jau dirbantiems meistrams tai tikriausiai yra žinoma. Ir pirmas ingredientas yra cianoakrilatas ir jo yra mažiausiai 90% kiekvienam mūsų klijų buteliuke. Другой ингредиент очень важен, это ПММА, полиметилметакрилат. Он придает густоту, эластичность, поэтому чем больше есть, тем он flexible, гибкий. Kita sudėdamoji dalis yra polimetilmetakrilatas. Jo yra tikslas, kad klijai būtų pakankamai tiršti, kad klijai išdžiūvę būtų pakankamai elastingi ir nebyrėtų kai. Metilcianoakrilatas tai toks vienas iš senesnių cianoakrilatų ir jisai laikomas labiau toksišku, nes turi daugiau kenksmingų medžiagų savo sudėtyje. Kitas yra etilcianoakrilatas, jisai jau yra modernesnis, jį mes dažniau galime pastebėti ant šiuolaikiškų klijų ir jo pranašumas yra tame, kad jisai sukuria stipresnį sukibimą, jisai yra išdžiūvęs, jisai yra labiau elastingas ir kai jisai išdžiūva, netaip stipriai reaguoja į šilumos arba drėgmės pokyčius. Ir ant video, kuris dėja nepasileidžia, buvo pavyzdys, kaip klijai pradeda garuoti, kai turi sąlytį su medvilne, tai net mūsų vatos pagaliukai. Gal pastebėjot, kad jeigu mes išvalom kokį nors lašelį klijų su vatos pagaliuku, jisai labai stipriai pradeda garuoti. Tai dėl to yra rekomendacija stengtis nenaudoti popierinių pleistriukų paakims, nes jeigu jie turės sąlytį su klijais ten nuo blakstienos, jie gali stipriau garuoti ir tai labai stipriai jausis mūsų klientė ir bus dirginimas stiprus. И очень быстро я скажу про как должно обставить клей. Я заметила, что многие мастера ставят тут маленькую каплю клея. Я люблю, чтобы была горбинка, чтобы было много клея, где-то 2-3 капли, для того, чтобы у меня был свежий клей. Ir apie tai, kaip geriau lašinti klijus, tai nuosava nuomonė yra tai, kad geriau, jeigu jūs lašinat ant lygaus paviršiaus, geriau lašinti didesnį kiekį klijų, kad tas bendras lašiukas būtų pakankamai aukštas, taip sakant, kad klijai būtų ilgesnį laiką švieži. O dabar papasakokit, kokį įspūdžiai po jau praėjusio čempionatų, kaip čempionatų diena praėjo, ar kažkokiu irgi buvo neplanuotų dalykų, ar viskas kaip per sviestą? Manau, kad iš tikrųjų aš labai tuo didžiuojuosi, kad mes nevėlavom nei minutės, kad nebuvo chaosas, viskas ėjosi kaip per sviestą, mūsų teisėjai stažuotojai labai pasistengė, labai dalyviai buvo tokie disciplinuoti, teisėjai kompetitingi, buvo viskas labai fainai, dėl to iš tikrųjų labai didžiuojamės, bet labiausiai už vis džiaugiamės. Didžiausias darbas ir didžiausia nauda įvyko dar stipriai iki paties renginio. Mūsų tikslas buvo suvienyti grožio meistrus dar labiau, kad būtume vieningesni, kad būtume draugiškesni, kad bendrautume, kviestume, draugautume vienas su kitu. Ir dėl to mes turėjome naujieną, ko dar tikrai nebuvo visiškai. Papasakokite apie mūsų Tai buvo komandinė įskaita. Treneris ruošė komandas, rinko komandas, minimum 5 dalyviai. Ir
toliau mes jau per apdovanojimus paskelbsime geriausias komandas 3, kurių rezultatai pagal laimėjimus būtent yra aukščiausi. Šiaip, jeigu tiesą pasakius, kai daug metų teisėjauji čempionatus ir turi patirtį ir pradedi pats daryti, atrodytų, kad tu jau viską realiai žinai. Bet kai pradedi pats tai daryti, sužinai dar daug tokių povandeninių, pamatai srovelių. Ir tai yra labai didelė patirtis ir aš tikiuosi, kad mes ją įsisavinsime ir nešime jau į ateitį visai dar geresnius projektus ir geresnius produktus. Aš žiūrovės, dalyvės ir visi, manau, labai dėkoja jums, didelį tarę ačiū ir galiu dar parodyti. O aš noriu padėkoti dalyviams. Aš noriu padėkoti visiems dalyviams ir čempionato, ir konferencijos. Mes šiemet čempionate turėjom 112 dalyvių, kurie buvo pasirinkę po kelias nominacijas. Tai aš labai dėkoju joms, labai dėkoju konferencijos dalyviams už tai, kad visų pirma, kad jūs norit tobulėti, kad jūs renkatės augimo, o nesėdėjimo ant sofos minkštos komforto zonai. Ir dėkoju, kad jūs mumis patikėjot ir pasitikėjot. Nes būtent dalyvių dėka ir vyksta tokie renginiai. Tik tai jūsų dėka, jeigu jūs nenorėtumėt, nedalyvautumėt, nenorėtumėt augti, nebūtų šito renginio. Mes vienas to nebūtume padarę. Labai gerai pasakė, man rodos, Julija. Jūs jau esat galva aukščiau ir toliau nei visi kiti mūsų kolegos, kurie nedalyvauja čempionatuose, nedalyvauja konferencijose, nes jūs išmetat save iš komforto zonos, jūs tobulėjat. Mes su Vita esam be galo dėkingos, kad jūs čia esat. Tai plojimai jums. Aš irgi jums labai dėkoju, nes realiai šitų 2 dienų be jūsų nebūtų. Būtent jūs esate ta pagrindinė grandis, variklis, kuri ir užkūrė visą šitą reikalą ir sujungė mus visas. Mes galim daryti kiek norim renginių, bet jeigu jūs nenorėsit tobulėti, jeigu jūs nenorėsit kažką daryti, tai visi šitie renginiai bus absoliučiai beprasmiški, bevertiški ir tikroji didžiausia padėka čionais yra jums, visiems dalyviams, tiek čempionato, tiek konferencijos. Ir taip. O dabar ilgai netempiam gumos. Pažadam ilgai netempti. Pradedam. Gerai, pradedam mes nuo padėkų. Charming look.